jeigu vertinti juos iš žmonių, žmogaus pozicijų, žmogaus kančios požiūrių, tai tikriausiai tragiškiausiais reikėtų laikyti abudu XIX amžiaus sukilimus, jų pralaimėjimą ir represijas sekusias po ar per šitų sukilimų nuslopinimą. Tačiau kultūros ir civilizacijos raidos požiūriu, manyčiau, kad labiausiai tragiškai Lietuvos istorija šituo laikotarpiu paveikė Vilniaus universiteto uždarimas po 831 metų sukilimo. Dar tiksliau, visiškas aukštojo mokslo židinių, kurie buvo sukurti dar iškart po universiteto uždarimo likvidavimas jau 50-mečio pradžioje. Juk Vilniaus universitetas iki uždarimo buvo didžiausia visoje Rusijos imperijoje aukštoji mokykla, prilygusi ir geram Europos universitetui, jo mokėsi daugiau kaip 1000 studentų. Po uždarimo iš Lietuvos kasmet galėjo studijuoti tik tai nedaugiau kaip 100 žmonių, taigi gerokai stabdė šitą raidą. Apie komiškus įvykius pasakyti būtų sunkiau XIX amžiui, jeigu ne individo lygmenį, tai ko gero aš tokių ir apskritai nematyčiau. Bet vieną įvykį, gal ne įvykį, o beveik visą procesą galima vadinti tragikomišku. Tai caro valdžios rusifikacinė politika, lietuvių spaudos uždraudimo politika po 863 metų sukilimo nuslopinimo. Žinoma, patį sumanimą tikslus valdžios galima laikyti kaip tragiškus lietuvių tautai ir iš tikrųjų gerokai apsunkinusis kultūros raidą, atgimimo procesą, bet rezultatai buvo atvirkštiniai negu tiems, kurių siekė caro valdžia. Juk ir rusiška pradžios mokykla liko iš esmės be vaikų. XIX amžiaus pabaigoje mokėsi tik 10% mokyklinio amžiaus vaikų rusiškose mokyklose, o Lietuvos raštingumas buvo daugiau kaip 50%. Pagal besimokančių mokyklinio amžiaus vaikų procentą lietuviškos gubernijos buvo paskutinės Rusijos imperijai, o pagal raštingų gyventojų skaičių buvo pirmosios, nusileido tik tai Latvijai ir Estijai. Lietuvių spauda vėlgi gimė užsienyje ir atsirado nelegalus jos platinimas Lietuvoje, taigi per tą uždraudimo laikotarpį gimė Lietuvoje ir lietuviška grožinė literatūra su visais žanrais, ir periodinė spauda. Kitaip sakant, pati tauta, kad ir uždraudimo sąlygom susiorganizavo ir tai buvo ne tik tai kad šiek tiek apsirūpino to, ko būtinai reikia, bet ir sugebėjo kurtis, atgimti ir, galima sakyti, per šitą pasiruošti valstybės kūrimui. Ta prasme, Lietuvos istorija XIX amžiaus antrosios pusės šituo brutalios rusifikacijos laikotarpiu, spaudos persekiojimo laikotarpiu buvo, galima sakyti, unikali Europoje. Ir caro valdžia buvo galų gale po 40 metų persekiojimo priversta pripažinti savo pralaimėjimą. Valdžiai tai daug kainavo resursų, jėgų, nors antra vertus lietuviams pagelbėjo tiek, kad carinis režimas, kaip ir Rusijai apskritai būdingi režimai, buvo biurokratinis, nesustyguotas, vieni vienaip darė, kiti kitaip, ir tai padėjo iš esmės kovoti gana efektyviai prieš tą rusifikaciją. Žinoma, negalima sakyti, kad nieko nekainavo ir lietuvių kultūros raidai. Vien jau jeigu palyginsim didžiąją ir mažąją Lietuvą, XIX amžiaus pabaigos nelegaliom sąlygom leidžiama lietuviška spauda ir literatūra reiškia tik, kad 1000 gyventojų mes turėjome mažiau negu vieną knygą, kai mažosios Lietuvos lietuviai 13.